Centro areną ir matėme prieš kelias minutės pasibaigusias teikta gražiausia taurė, didžiausia taurė. Kovingai. Galima laukti kovingų rungtynių ir pirmasis epizodo numeris Emilis Varnas. Dabar Vilniaus Tech. Štai toks smūgis netoli Tech ekipos pusės. Perimtas kamuolys ir dabar jau spaudimas, kurį sugeba suorganizuoti VAU ekipa, duoda savo vaisių. Dabar vos nesuklydo Emilis Varnas, bet pats savo klaidą ir ištaisė. O štai toks epizodas Varno įvartis po rezultatyvaus. Tai svarbu ir gerai, kad žaistų kojomis vartininkas, tai Povilas Kalimavičius. Šią situaciją turi turėti, o čia Edgaro Malkevičiaus trenerių duetas. Galingas smūgis. Kad laikas yra tos komandos sąjungininkas, kuri pirmauja gražiai. Matichinas ir rezultatų. Denis Matichin solo reidas ir puiku į sienelę. Štai toks epizodas, kuris baigėsi trečiojo įvarčio ir Varnas perimtas kamuolys, gali būti pavojinga ir Povilas Kalimavičius. Vesti kamuolį tarp dviejų žaidėjų, bet dabar atakuoja Vilnius Tech ir Povilas Kalimavičius. Galima žaisti, kamuolys nepaliko aikštės. Ojojoj, vartis ir rezultatas vėl tampa Kontenis. Zybartas. Atrėmė smūgį Kalimavičius. Dar vienas. Džiugas Omilevičius. Geras perdavimas. Smūgis. Ir Vilnius Tech atakuoja. Kontenis. Kalimavičius kojomis. Atrėmė smūgį. Varnas. Omilevičius krenta ir čia jau bus kortelė. O čia jau ataka į kitus vartus. Pavojinga situacija. Ojojoj. Ir kokios progos neišnaudoja Vilnius Tech. Smūgis į vartus ir Povilas Kalimavičius. Minutė Vilnius Tech, pavojinga situacija. Na ir Povilas Kalimavičius. Matichinas ir tai yra viskas. Palaukia Matichinas dar tokiose tikrose finalinėse rungtynėse. Net pirmą kartą Vilnius Tech įsiveržė į priekį, kai iki rungtynių pabaigos buvo likę. Etapas. Na, jeigu neutraliai žiūrėti, tai čempionatas pavyko ir grupėse buvo įdomios kovos ir šiandien buvo labai įdomios ir dėl 3-4 vietos ir dėl 1-2, taip kad skaitau, kad viskas pavyko ir sąlygos labai geros. Dėkojam Birštono sporto rūmo vadovam už tokį priėmimą, taip kad viskas puikiai pavyko. Na ir šio čempionato rezultatai parodė, kad galbūt laimėjo ne visai tos komandos, kur buvo individualiai stipriausi žaidėjai. Turbūt futbole ir futzale lemia dar ir kiti dalykai. Na, jau lemia susikaupimas, noras, bet aš negaliu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto komanda nenorėjo laimėti, labai norėjo laimėti, galbūt kažkiek pasisekė Gedimino technikos Vilniaus Tech universiteto komandai, bet žinot, kaip pasakyti, yra laimės stipriausias, taip kad čia po mūšio jau nebesimojuoja kartais, taip kad viskas tvarkoj. Lauksim kitų metų, čempionatas artėja, mažas futbolas artėja, taip kad viskas dar prieki. Toks truputį su humoro klausimas. Mačiau, kad buvo emocijų daug finale, buvo 2 raudonos kortelės, mačiau, kad ir savo auklėtinį parodėt, kur galima galbūt stebėti rungtynes, įvedėti į tam tikras vėžes. Na, jeigu teisėjai nubaudė, reiškia, reikia laikytis taisyklių, to labiau, kad mūsų žaidėjas pats yra teisėjas ir neblogai teisėjauja, tai turėtų irgi, bet kartais reikia pasakyti, kur reikia, kai gauni nuobaudą, reikia kažkur tai atsidurti kitur. Tai dėkui, ką palinkėtumėt komandų dalyviams, studentams žaidžiantiem futbolą? Sėkmingai sužaisti mažąjį futbolą, pasiruošti čempionatui, kad mažiau būtų traumų ir mokslai. Svarbiausia mokslai, reikia mokytis. Taip kad sėkmės visiems.
Jo, mes realiai būdavo rimtai visą laiką turėdavom trūkumą žaidėjų. Taip, šiais metais mums pasisekė, mes pajungėm iš Klaipėdos mūsų ten padalinio keletą žmonių, kuris tikrai padėjo jo stipriai. Kitas dalykas, sėkmės buvo gavosi, kad gerą padarėm maistpinigius gerus, tai sugužėjom. Ir mes galbūt tai ir turėjo tokios, nes vakar 2 iš eilės reikėjo žaisti. Nu, mes galėjom keistis, jo, mums tai padėjo. Ar žinot, kiek laiko pirmavot finaliniam susitikime? Ne, tikrai nežinau. 12 sekundžių. 12. Bet mums ir lygių užtekė būtų. Būtų užtekę. Taip, kad mes ar tai. Man sakė, kaip prieš turnyrą, kad bus baudiniai, bet gal jūs turėjot kitokią informaciją. Nežinau, galbūt bloga informacija dėjo, tada nežinau. Bet tada, kam reikėjo jiem 5 žaisti, aš nežinau, nes mes į tuščius įmušėm. Na, kalbant apie visą turnyrą, visas rungtynes, beje, Vilniaus universitetą nugalėjot ir Vilniuje, kai buvo pirmas etapas. Nugalėjom, žinojom, kad bus antrą, kad labai sunku laimėti. Reikia realiai apylygės komandos, kam tuo metu labiau pasiseks, kas kažkur Kai finalo metu atsilikinėjot rezultatų 0-2, nekilo tokių minčių, kad gali būti čia jau lemiamas skirtumas? Ne, nu tai, žinot, panikos jokios tikrai, mes savo tą antrą vietą 3 metai iš eilės turėjom, tai kad, nu, realiai, ten kelios minutės, čiagi nieks dar neaišku buvo. Na ir Denisas Matichinas, kaip suprantu, buvo tas žmogus, kuris ir prisijungė iš pajūrio ir įnešė labai nemažą indėlį į pergalę. Kiek tokių žaidėjų turėjot ir turiu mintį galbūt atidaryti ir kituose Lietuvos miestuose padalinius Vilniaus Tech? Gaila, kad labai toli tas padalinys, žinot, tai mes ne visą laiką juos prisikviesim, kai reikės žaisti. Bet maistpinigiais. Bet maistpinigiais gerais papirkdami. Ne, nu realiai džiaugiuosi, kad tikrai taip gavosi. Buvo pas mus ir traumų keletą, susirgusių stiprių vaikinukų buvo, tai jau galvojau, kaip čia bus, taip ir gavosi, kad tada jau susirinkom, dar pasijungėm Klaipėdą ir taip jau gan daug. Nu, aš nesakysiu žmogui, kad nevažiuojam. Visi nori sudalyvauti, žinot. Ir sudalyvavo. Nu ir valio. Kaip švęsite, ar užteks maistpinigių? Nu, maistpinigiai vyrams, kažkaip sugalvosim. Tai trenerė, dar paklausiu, kadangi baigėsi futzalo sezonas, jau ne už kalnų pavasaris ir lauko sezonas, galbūt apetitas ateina bevalgant ir kur nors aukščiau lauko futbole šoktelti norisi? Šoktel. Pernai mes 3 buvom, netikėtai irgi patys savo, laukas yra ir mini futbolas. Mini futbole mes pernai buvom 2, tai negalvojom, kad mes ten irgi pralašinėt važiuosim, o pačiam didžiajam futbole sunku, biškutį mums tenai jau tikrai yra keletą labai stiprių komandų, tai mums ten sunku. Gerai. Ko norit palinkėti ir savo komandai tokios pergalės proga? Nu, gerai atšvęst, nu ką. Sau tai ne, komandai. To ir palinkėti. Ačiū.